Vokiečių dogai pakankamai sena veislė, kuri kilo iš molosinių, kaip manoma, šunų, naudotų karui kažkada tai, nors pastaruoju metu šita versija yra paneigiama vis dažniau ir girdisi žodžių paneigimų. Bet visiškai aišku, kad prie tų stambiųjų molosų arba jų artimų giminaičių buvo įlieta kurtų kraujo tam, kad dogui suteikti elegancijos. Todėl jisai dabar turi ir jėgos, pakankamai raumenų, sakykime, iš molosų kai ką yra paveldėjęs, bet tuo pat metu gracingas, elegantiškas šuo. Pirminė šios veislės paskirtis vis dėlto buvo medžioklės. Jis medžiojo šernus, jos medžiojo briedžius, stirnas, mūsų, sakykime, protėviai. Ir tik tai dvarų suklestėjimo laikotarpiu dogas atsirado jau patalpose, rūmuose, dvaruose, gal ant minkštų sofų, gal įdėdavo ponus į medžioklę arba ponės į gražų pasijodinėjimą, bent jau taip pat kai kurie istorijos šaltiniai tvirtina. Ir taip šita veislė išliko iki mūsų dienų. Tam tikro metu dogai buvo naudojami apsaugai. Čia ypač sovietmečiu buvo jiems priskirta labai, sakyčiau, neteisinga funkcija, nes dogas neturi būti nei agresyvus, nei apsauginis šuo. Tai yra šuo kompanionas ir jie yra vedami specialiai tą kryptimi, kad būtų veislė draugiška žmogui, kad su jie būtų galima ir linksma keliauti, kur tik tai nori, kad jisai galėtų būtų tiesiog tavo kompanionas. Tiesa, dar viena iš funkcijų, tai yra sporto šunys, nors Lietuvoje su jais tikrai nemačiau, kad nors kas sportuotų, bet ypač Skandinavijos šalyse, Airijoje, Anglijoje, tai dogai yra labai sportiški šunys ir ne vienas dalyvauja netgi tokioje šakoje kaip agility. Puikiausiai gali lenktyniauti ir su smulkių veislių atstovais. Pakanka vikrumo, pakanka sumanumo ir jėgos. Aš juos naudoju visiškai pagal funkciją, kaip šunis kompanionus, kadangi darbas mano yra visiškai nelengvas, įtemptas, protinis, dirbu žurnaliste, tai per išeiginės labai norisi atsikvėpti ir dažniausiai nematyti tiek daug žmonių, kiek tenka per savaitę jų sutikti. Tai vienas malonumas yra tiesiog atsisėsti prie kompiuterio, atsidaryti kurio nors Lietuvos nacionalinio parko svetainę, susirasti tenai žemėlapį, persipiešti jį arba atsiminti, įsidėmėti lankytinas vietas ir šunys į automobilį ir aš viena, be nieko, tik tai su kuprinė, kurioje fotoaparatas ir galbūt keli būtini medikamentai, jeigu šuo susižeistų ar panašiai belakstydamas. Ir į nepažintas, niekada neištirtas vietas. Tai pradėjom nuo tokių, kurios visiems pažįstamos, gal nuo Kernavės lankymo ten ar Trakūno, paskui tai nusibraudom į tokias miškų gelmes, kad ten ir mobilusis telefonas neveikdavo ir aš su 2 arba 3 dogais viena Girės tankmėje ir keliaudavau, tyrinėjau piliakalnius, laipiodom lipi į piliakalnį su šuniu, jis tave lydi, jisai įspėja, gal yra kažkur netoliese laukinis žvėrys, jisai duoda žinoti, kad jau reikia suklusti, apsižvalgyti, gal yra svetimas kažkoks tai šuo, viena moteris miške, aišku, tai vėlgi kompanionas puikiausiai įspėja, bet pats būdamas nepavojingas žmonėms, jeigu nedresiruoja specialiai, kad jos pultų, jisai, iš tikrųjų, saugumo jausmą vis tiek suteikia. Vokiečių dogo standartas, tai galiu pasakyti taip, nėra viršutinės ribos dogo standarte, ūgio ribos ties ketera, todėl, kad pageidautume, kad tie dogai būtų kuo aukštesni. O apatinė riba tai kalaičių yra apie 70 cm, na 72 patinų, nuo 80 cm, tačiau man netenka sutikti šunų šiuo metu, šio laikinių dogų, kurie tą minimalę standarto ribą kaip nors ta prasme, kad jie stovėtų ties minimalia riba. Jie yra daug aukštesni. Tarkim, jeigu minimali patino ūgio riba 80 cm ties ketera, ties pečiais, tai va šitas mažuliukas yra 96 ir kai ateini į parodas nelabai sutinki aukštesnio už jį šuns. Dogai esti marmuriniai. Marmuriniai dogai tai yra dogai, kurie yra balti su juodomis dėmėmis tolygiai išsidėsčiusiomis ant viso kūno. Jose neturi būti daug pilko, ten labai mažas procentas pilkų dėmelių yra leidžiamas.
Tačiau, bet tarkim, matot kaip tik egzempliorių netaisyklingo marmuro, kada dėmesio daro mažiau kaip 10% arba apie 10% ant jo kūno. Standartą taip, viskas tvarkoje, standartas leidžia tokią spalvą. Tačiau toksai dogas visada parodose jam turi būti mažinamas įvertinimas už tokią spalvą. Taip pat yra mėlynieji dogai, ką tik vaikščiojom čia su viena mėlynųjų dogų atstovė, tigriniai, rudi dogai ir juodi dogai. Dogo charakteris. Mes gyvenam miške, specialiai įsikūrėm labai gražiame pušyne ir ten nėra taip, kad gatve pro mūsų namus labai dažnai kasdien kas nors vaikščiotų. Tai jie savaime aišku, bet kokį lankytoją ateinantį prie vartų, kad ir laiškanešį, įvertina kaip potencialią grėsmę, ir ten gerokai tose namuose patriukšmauja, sakydami, kad maždaug, jeigu galėčiau, tai aš tave dabar imčiau ir suvalgyčiau. Ir todėl laiškanešiai mūsų labai bijo, arba kokie nors piktadariai. Jie prie vartų ir šiaip nelabai vaikšto. Jeigu ateina, pasižiūri, kas ten loja per terasos stiklą ir viso gero. Bet tikroji tiesa tai yra, jeigu dogas auklėjamas teisingai, jeigu jisai adekvatus, jeigu su juo vaikštai į parodą tarp žmonių, be antsnukio, tarp mažų vaikų, jį gali bet kas paglostyti, esant šalia šeimininkui. Ir, ką aš pasakysiu, nepaprastai jaučia šeimininko nuotaikas ir norus. Žodžiu, jis gali loti tol, kol tas kažkas svetimas, nepažįstamas pasieks mūsų duris. Kai pasieks mūsų duris, jisai pagal komandą toj pat nutils ir tik tai žvilgsniu žiūrės, ką ne į svetimą žmogų, o į šeimininko judesius. Ką daro šeimininkas? Jeigu šeimininkas savo nors menkų gestų parodytų baimę, kad aš išsigandau to atvykėlio, arba aš turiu nuo jo gintis, tada dogo puolimas būtų neprognozuojamas ir tik iš tikrųjų dogas gali pakankamai rimtai sužeisti ir kažką labai negero padaryti. Bet jeigu jis mato ištiesiu ranką, laba diena, svečiai, užeikit, tai jo pirmas rūpestis pavizginti jiems uodegą ir palaižyti tikriausiai nosį, o kadangi nosį pasiekti labai nesunku palaižyti, tai čia dažniausiai taip ir įvyksta su mūsų draugais. Net jei tai pirmą kartą matomi žmonės, net jeigu tai nepažįstami, bet jei jie draugai, šuo užuodžia šeimininkas klindančią šilumą, jokio streso, viskas reaguoja adekvačiai. Galiu pasakyti, kad aš būtent šitų dviejų dogų nedresavau, kadangi jokios aikštelėse nevedžiau į specialius kursus, vien tik todėl, kad mums pakanka taip vadinamo paklusnumo minimumą, kuris būtinas išeiti į gatvę, nesukelti jokios grėsmės praeiviams, aplankyti parodos, iš ten išeiti be jokio streso, žinant, kad mano šuo nei užpuls ten kitų gyvūnų, nei jisai užpuls praeinančią mažo vaiko. Tai žodžiu, aš tik tai bendrai paklusnumą namuose paauklėjau. Bet jeigu dresuočiau, tai iš tikrųjų būtų labai lengva pasiekti. Tai labai aktyvūs šunys, labai azartiški, labai norintys įtikti savo šeimininkui. Ir juos veda nepaprastai didelis noras įtikti šeimininkui, net kažkokias saldumyno, skanumyno, sūrio ten nereikia jiems rodyti. Jie akimis laukia, ką tu jo dar paprašysi, kad jisai galėtų vykdyti.